nežinau, aš atsimenu, kai kažkada pasakė viena draugė, kad ten kelnes mano nemadingos, nes platėjančios į apačią, tai aš grįžau namo ir mama įvėrė gumytės į tas kelnes, kad jos būtų siaurėjančios į apačią. Tai, bet aišku, čia nuo to, draugauti su manim nuo to nieks labiau nepradėjo. Tai va, o mokykloje tai teko būti ir tokiu besityčiojančio vaiko vaidmenyje, arba tiksliau mums taip tikrai neatrodė. Bet pas mus būdavo populiaru paskelbti boikotą kokiam nors vaikui. Tai yra su juo nedraugauti, nesikalbėti. Ten savaitę ar kiek ten jau ištveria, ar kiek, kol neteina kas nors tas išbarti. Tai iš tikrųjų mes labai ryškiai atsimenu, kaip mes boikotavom vieną mergaitę ir su ją nebendravom. Nes mums atrodė, kad jinai ten netinkamai elgėsi, meluoja, tai čia buvo toks būdas ją pamokyti. Toks mums atrodė labai priimtinas ir civilizuotas, dabar man atrodo, kad tai buvo labai nesąžininga tas mergaitės atžvilgiu ir svarbiausia, kad nedavė jokio efekto. Kad iš tikrųjų kartais mums atrodo, kad patyčiomis galim išspręsti kažką. Tai, kai patyriau patyčias, tai ką ten vertinti, tai man atrodo neteisinga. Iš tikrųjų, tai aš turėjau brolį, kuris mane apgindavo ir tos patyčios liaudavosi. O kai mes ignoravom tą mergaitę, tai dabar iš tikrųjų žiūrint, atrodo, kad taip trūko suaugusiųjų, kurie tiesiog paaiškintų, kad toks elgesys netinkamas. Ir iš tikrųjų, iš šitos perspektyvos žiūrint, tai ta mergaitė nieko nebuvo kalta, tiesiog buvo jos sudėtinga situacija šeimoje, labai griežtas tėtis, kur jinai pati nuolat jausdavo visokias negerovės toje šeimoje ir tas dėl to klasiai turbūt kažkaip ne visada sakydavo tiesą, ar ten, nežinau, ar gėdinojus, ar dar kažko, bet tai tiesiog mes tuo metu, būdami tokio amžiaus ir toje vietoje, negalėjom to suprasti ir pamatyti. Tai galvoju kažkaip, kad būtų buvę smagu, jeigu suaugusiai būtų tą pastebėję ir kažkaip civilizuotai įsikišti. Va būtent apie suaugusių reakcijas tuo metu, tai kaip suprantu, trūko tos reakcijos iš suaugusių. Vienintelė reakcija tai buvo iš tos mergaitės sesers, kuri paskambino man telefonu ir labai mane aprėkė. Tai vat buvo tokia reakcija ir boikotas baigėsi. O mokytoja mokykloje ar kažkas? Šito aš neatsimenu, kad mokytojai ten kažkaip reaguotų. Iš tikrųjų, tai patyčios buvo vaikų reikalas. Jie patys turėjo su to tvarkytis, spręsti ir, kaip matome, sprendimai nebūdavo labai ten brandus. Ten kažkokie. Pagal patyčių apibrėžimą, kad tai būtų pasikartojantis kažkoks elgesys, siekiant ten įskaudinti mane asmeniškai, gal aš to taip ir nepatiriu. Bet iš tikrųjų stebėti ir matyti tai tenka, nes galbūt tos vaikiškos patyčios, arba kurias vaikystėje patiriam jau suaugusiojo, įgyja kitas formas ir tai pasireiškia kaip nepagarba kitam žmogui, bet ir atrodo žymiai baisiau iš tikrųjų negu vaikų tarpe. Nes, pavyzdžiui, kartais tenka atsitiktinai ten pasiklausyti, pavyzdžiui, kad ir Seimo posėdžių ir ten tenka išgirsti, labai liūdna, bet tenka išgirsti ir apsivardžiavimų, ir įžeidinėjimų, ir pažeminimų. Vieni kitus parlamentarai, pavyzdžiui, žemina ir skaudina. Ir nepagarbiai elgiasi. Tai arba, pavyzdžiui, internete komentarus tenka skaityti, tenais tiesiog klesti patyčios ir nepagarba kitam.
Tai aš manau, kad tas patyčios, reiškia, iš patyčių neišaugama, jos išauga, įgyja kitas formas ir turbūt dar baisesnės. Man tai atrodo, kad žinomiems asmenims iš tikrųjų yra tas patyčių krūvis tenka žymiai didesnis, nes žinomi žmonės gauna daugiau apskritai dėmesio visokio, tiek teigiamo, tiek neigiamo. Ir patys turbūt pastebim, kad ten aptarinėjam tos, nežinau, žvaigždės ar ten žinomus muzikantus ar aktorius kaip savo pažįstamus, aptarinėjom, kaip jie apsirengia ir taip toliau. Lygiai taip pat ten tie komentarai internete, gali perskaityti visokių nuomonių ir tikrai labai neretai įžeidžiančių apie tos žinomus asmenis. Tai manau, kad buvimas žinomų reiškia, kad ir patirs ir daugiau patyčių, ne tik daugiau pozityvaus dėmesio. Tiems vaikams, kurie susiduria su patyčiomis, turbūt visų pirma norisi pasakyti tai, kad negalvotumėte, kad tai, kas vyksta, yra normalu ir kad jūs esat nusipelnęs, kad su jumis taip elgtųsi, kad iš jūsų tyčiotųsi, nes tai nėra normalu. Kiekvienas žmogus yra vertas, kad jį gerbtų ir kad su juo pagarbiai bendrautų. Tai ir man atrodo, kad iš tikrųjų labai svarbu netylėti, ieškoti tos pagalbos ir suaugusių žmonių įsikišimo. Žodžiu, nepasiduokit ir nenusiminkit iš karto. Visų pirma, matyt, čia aš tikrai prisimenu, kaip aš buvau tas, kuris tyčiojasi ar netinkamai elgėsi. Man atrodė, kad aš turiu teisę, kad man kažkas davė teisę pamokyti ten tą vaiką, kažkaip tai jam kažką įrodyti. Tai iš tikrųjų dabar suprantu, kad niekas nedavė niekam tos teisės. Mes nesam teisėjai, negalim vykdyti to teisingumo patys, net jeigu mums atrodo, kad tas vaikas kažkoks neteisus, ten kažką pamelavo, ar ten labai pasikėlęs, ar dar kažkoks. Vis tiek neturėtumėm kažkaip tai rodyti savo jėgos prieš jį, ar ten kažkaip tai bandyti jį patys atvesti į tiesos kelią. Man atrodo, kad paprastai dažniausiai pasiteisina, kai tu ieškai taikiai sprendimo, bandai kalbėti su žmogum kažkaip tai išspręsti tas problemas kitokiais būdais, o ne ten demonstruodamas savo jėgą, pranašumą, ar ten tyčiodamasis, ar mušdamasis. Nes paprastai tai toks atrodo momentiškai, trūksta kartais kantrybės, gali pratrūkti, bet iš tikrųjų tai tik tam kartui išsprendžia tą klausimą, bet dažniausiai tai nieko iš to nesigauna.